14 būrys, Marijampolės pataisos namai. Einam į vidų, parodysim jums, kaip gražiai gyvena 40 žmonių būryje, kokios sąlygos baisios, nors pareigūnai meluoja visur, kad pas mus labai viskas tvarkinga, suremontuota. Tai kolidorius toks mažiukas ir tas su išpūstom lubom. Einam į tualetą ir prausyklą 14 būrio. Prašau, ant 40 žmonių tik tai 4 kraniukai. Tik 4 kraniukai. Pažiūrėkit, kokios baisios lubos. Supelyje visiškai. Štai vientelėsiai. Visiškai vientelėsiai. Visos, absoliučiai visos lubos. Pyra, tinkai ant galvų. Prašau, ant 40 nuteistųjų tik tai 2 klozetai ir 2 pisuarai. Turim laukti eilėje, jeigu kažkas. Štai. Ypač ryte. Neįmanoma, turi kentėti laukti. Štai vienas ir kitas užimtas šiuo metu. Tik tai 2 ant 40 žmonių. Prašau, čia net neįmanoma apsisukti, netelpa teistieji. Ir tai naudojasi šiom patalpom 40 žmonių. Ir ryte praktiškai išvis turi laukti po pusę valandos, kol kažkas apsiprausia ar nueina į tualetą. Štai antras. Viskas baisu, išpelyje, šlapia, drėgna, nieks nieko netvarko, nors meluoja, kad remontuoja ir tvarko.